žmonės komentavo, kad nori pamatyti palyginimus tarp naujausių Nvidios kortų ir AMD 9070 XT. Mes padarėme benchmarkus toj pačioj sistemoje ant TimeSpy Extreme. Šie benchmarkai buvo daromi ant sistemos su Ryzen 9 9900X, 32 GB DDR5 ramais, X670 motininė plokštė ir su Corsair RM1000 maitlu. Na ir ką tie rezultatai parodė? Jie realiai nestebino. 5070 Ti'us, bent jau ant TimeSpy Extreme, gavo žemiausią rezultatą. Suskorino 12488 taškus. Perėjus aukščiau dabar ant 9070 XT, ši vaizdo plokštė pasiekė 13378 taškus. Vizualiai, bent jau kol vyko GPU renderinimas ant TimeSpy Extreme, mes pamatėm, kad apie 10 FPS vidurkis buvo geresnis ant 9070 XT palyginus su 5070 Ti. Žinant, kad 9070 XT iš AMD yra pigesnis variantas negu 5070 Ti'us, tai buvo labai smagu pamatyti. Na, bet tada perėjom prie RTX 5080, kuris surinko 14664 taškus ant TimeSpy Extreme. Nėra nuostabu, nes šita korta yra tikrai galingesnė nei 9070 XT, bet ką žmonės yra jau padarę su savo Radeon kortom, su teisingais Thunderboltais, jinai turėtų pasiekti tiek pat galios, kiek 5080. Jeigu norite, kad mes padarytume pilnus benchmarkus ant kai kurių žaidimų, ypač tokių kaip Monster Hunter Wilds ir kitų, parašykite mums komentarą, kokius žaidimus norite pamatyti, kad mes benchmarkintume su būtent šitom vaizdo plokštėm ir pasižiūrėti, kuri iš jų yra labiausiai verta jūsų pinigų.